Sveiki, mėlyjei, susitinkame YouTube kanale Taro gyvenimą ir meiliai. Ir kągi, jau priartėjome prie vasario mėnesio, 2026 vasario mėnuo artėja. Ir atėjo metas mums pasižiūrėti, kasgi laukia kiekvieno iš mūsų, gimusio po tam tikro zodiako ženklų vasario mėnesį, 2026 metų vasario mėnuo. Tikime šitame video pasižiūrėti 6 pirmosius ženklus, o sekančioje dalyje pasižiūrėsime likusius. Taigi, mėlyjei, šį kartą žiūrėsime pasekmių taro. Seniai bevarčiau, seniai beturėjau pailsėjusios kortikės, galbūt jos mums parodys šviežesnę energiją. Taigi, mėlyjei avinukai, jūsų energiją iš karto dėliosime 12 sričių, ar ne, pagal 12 sričių, kaip jau įpratę. Mėlyjei avinukai, jūsų energija, jūsų nuotaika, jūsų sveikata paskui, jūsų energija puikiai jūsų energija. Na, kas čia? Puikia energija tokia, tame puikiai, kad jūs labai norėsite, užsidegsite. Pagal velniuką, tai žinote, tokios emocijos, emociniai kalneliai ir iš vis toks, mėtymas iš karšto dušo į šaltą, iš ugnies į ledą ir, žodžiu, energetika labai energinga, labai tokios, norėsite gražiai atrodyti, norėsite skaniai pavalgyti, norėsite daug uždirbti, susirūpinsite sveikata, kažkokiu siekiu, galbūt esate numatę žmogų, kuris jums labai patinka, jūs veža ir jūs žūtbūt norėsite kažkaip susitikti, užkariauti, pažinti tą žmogų, galbūt kažkas tiesiog įsivelsite į aistras. Pagal velnią tai nėra labai tos tikrosios aistros su teisėtu žmogumi, tai yra aistros iš pašalies, tai yra jausmai žmogui. Tai yra ryšys, kuris nėra galimas, kuris yra smerktinas, visuomeniai netoleruotinas. Na, tokie dalykai, žodžiu. Bet jeigu yra tokia situacija, kad jums gali būti tokia situacija, tai pagal šitą kortą, jeigu jau negalite nuo žmogaus atsitraukti, tai išnaudokite visas galimybės būti laimingi. Jeigu kažko labai norite ir žinote, kad be to negalite, išnaudokite visas galimybės patirti maksimalų malonumą, gauti maksimalų pelną, susitvarkyti viską, ką jums reikia maksimaliai. Kadangi vis tiek situacija neišsisprendžia, tai vasario mėnesį pasiraitokite rankovės ir nerkite į šitą aistrą iki galo. Nes pasekmių taro čia rodo jau pasekmes. Tos priklausomybės pasekmes. Vadinasi, jeigu mes negalime atsikabinti nuo žmogaus, tai mes pasisemkime maksimaliai džiaugsmo, laimės, naudos tiek, kiek įmanoma. Tai va šitaip. Toliau, pinigai, savivertė. Puiku. Pinigėliai džiugins, savivertė irgi. Viską galėsite padaryti, uždirbsite ir išdirbsite, turėsite pinigų, turėsite puikų pajamų šaltinį. Viskas jūs džiugins, viskas kaip iš pypkės avinukai. Trečias būstas, giminės, artimieji, artimos kelionės. Važiuosite, transportas veiks, kelionės riedės. Susikaupkite, tik per posūkis atsargiai, nes šitą kortą, tai žinote, važnyčiokite teisingai ir atsakingai. Valdykite savo gyvenimą, valdykite transportą teisingai, nepiknaudžiaukite alkoholiu, čia gali būti visko. Nevažiuokite išgėrę, nevažiuokite apsvaigę. Didieji arkanai, avinukai, jums mėnuo labai svarbus. Giminės, artimieji susitiksite, galbūt kažkur netvyksite kartu, kažką švęsite, kažką darysite. Žodžiu, aktyvus mėnuo labai. Toliau žiūrime. Namai, šeima. Namai, nekilnojamas turtas, kažkas naujo. Pat gali būti išsikraustysite, gali būti darysite remontą, gal kažką naujo įsigysite arba kažkur keliausite. Ten darysite namuose tai, ko dar nedarėte. Arba jūs elgsitės taip, kad žodžiu, kažkaip taip spontaniškai, lengvai, per daug nesigilinsit, gal nieko neveiksite namie, gal tiesiog atvažiuosite tik pernakvoti. Vat gali būti taip, kad jūs atvyksite į savo namus tik pernakvoti ir jūs ten elgsite savo namuose taip, kaip jums šauna į galvą. Kažkam gali būti, kad namuose atsiras vaikiukas iki 3 metų. Vat, kam aktualu, kam vaikiukas, kam anūkiukas, žmogus iki 3 metų. Vat, gali būti ir taip. Tai va, namuose. Gerai, mėlyjei, dabar žiūrime jūsų romantiką, jūsų kūrybiniai projektai. Na, su romantika yra problemų.
Su romantika problemų yra. Vat vadinasi dėl ko. Yra meilė, kuri negalima. Va čia įrodo velnę ir čia yra jausmai. Čia yra jausmai kažkam, ko nėra šalia ir kas negali būti jūsų, arba jūs negalite būti kažko. Kūrybą neužsiimsite, romantika irgi nelabai kvepia. Žiūrėkime, sveikata, rutininis darbas. Su sveikata rutininis darbas viskas aišku. Sveikata tokia pat, kaip buvo. Gali būti pasikartojančių situacijų. Kažkas, jeigu turit kokį chronišką susirgymą ar kažką, tai gali būti. Jūs jau viską žinote, kaip ten būna ir jūs įspręsite tą situaciją, nes patirties tame jau turite. Darbas irgi toks pat, kaip dirbote. Tos pačios bėdos, tos pačios klaidos, tie patys nepatenkinti klientai, viskas tas pats, darbe viskas tas pats. Bet jūs čia ne vieni, jūs jau dviese stovite, jau jūs kažkas palaiko ir jau jums lengviau. Sveikatoje taip pat turite partnerį, jūs čia ne vieni, kažkas jums padeda. Toliau, mėlyje, 7 būstas jūsų santuokiniai žmonės ir jūsų priešai. Pentaklių karalienė. Kas turite moterį šalia, tai turite žmoną, teisėta žmona, viskas namuose saugu, gera. O priešų neturite, nelabai jūs čia tenkina tas šeimininis gyvenimas, bet yra kaip yra, ne? Kas turite santuokinį žmogų, tai turite, o kažkas tiesiog esate jau vieniši, arba išsiskyrę, arba kažkas tiesiog jau išėję, kitoj gyvenimo stadijoje esate, jau nebe poroje. Tai va, gerai, su pora viskas gerai. Toliau žiūrime 8 būstas, skolos ir svetimi pinigai. Taip, jų nenorėsite imti į ranką svetimų pinigų, bet turbūt reikės. Jeigu turite skolų ar kažkokių pirkinių, kreditų, tai tiesiog atsimušinėsite nuo tų skolų. Naujų neprisijimkite, nes labai bus sunku išmokėti, nes 7 lazdos tai tikrai reikės gintis, labai smarkiai reikės čia padirbėti, kad išsimokėtumėt, jeigu tokių turit, o jei neturite, tai ir neimkite. 9 būstas užsienis ir jūsų anūkai, jūsų vaikai, labai džiugins. Gal pasikalbėsite su kažko iš užsienio, gal susirašinėsite, bendrausite, dvasinis augimas, tokie renginiai kažkokie tokie, čia viskas tvarkoja, gal bažnytėlę kas nueisite pasimelsti. Tokie, gali būti gimtadienis, toksai dvasinio peno pilna, kažkieno gimtadienį švęsti, ar tai žuvyčio, ar tai vandenio, žodžiu, vinukai. Gerai, 10 būstas jūsų tikslai, jūsų karjera. Teisingumas, brangiai, teisingumas, jūsų karjera, ką nusipelnėte, tą gausite. Koks specialistas esate, taip tokį rodo. Kaip dirbsite, taip turėsite. Jūsų tikslai ateina šį mėnesį, vasario mėnesį, sąžiningai, teisingai, pagal pareigas, pagal instrukcijas, pagal tai, kaip numatyta. Elgiamės pagal taisyklės. Dar kažkam gali būti jūsų tikslai, kažkoks teisminis procesas. Arba pradėsite, arba pabaigsite. Kažkokie dokumentai. Gali būti kažkokie dokumentai. Sutvarkyti kažkokius dokumentus. 11 būstas visuomeninė veikla. Nedalyvausite grupės visokios ten draugai, pomėgiai. Arba bus kažkokios permainos. Ne, tikrai nelabai norėsite ten dalyvauti, tik tiek, kiek būtina. Tikrai, tik tiek, kiek būtina, kiek tai prašys kažkokia tai bendruomenės pirmininkė, ar kažkoks tai kokios tai organizacijos vadovė, ar kažkoks seniūnas gal prašys, tik tiek. Visuomeniniai veikloje tik tiek. Ir 12 būstas, kas jūs izoliuoja nuo kitų žmonių, kokies jūsų vidinės baimės. Jūsų vidinės baimės tokias, kad jūs save nuvertinate, pirmiausia taip. Jūs save nuvertinate. Jūs jaučiatės nepakankamai sveikas, jaučiatės nepakankamai gražus galbūt kažkas, tai nepakankamai turtingas. Nepakankamai turite materialių kažkokių resursų, ar ne, grožio, gal kažkas mergaitės kompleksuoja dėl figūros, kažkas dėl grožio, dėl nosies, dėl plaukų, dėl dar kažko tai. Nenuvertinkite savęs. 5 pentakliai, kas jūs izoliuoja nuo kitų žmonių, kad jūs labai save nuvertinate, nenuvertinkite, gerai. Apžiūrėkite aplinkui, ką turite, pasižiūrėkite veidrodį, pažiūrėkite sveikatą, dar kažką izoliuoja nuo kitų žmonių sveikatos stygius, sveikatos problemos. Tai vėlgi, ar ne, pasižiūrime. Jeigu įmanoma, tai tiesiog pasižiūrime, kaip tą galima pataisyti, gal vitaminukų kokių, gal kokios procedūros pereiti, kokią terapiją. Pasižiūrime, gerai, galbūt per vasarį įmanoma bus. Ir patarimas avinukams. Taurių karalienė, kas turite mylimą moterį, tai taip ir turėkite mylimą moterį, avinukai, čia kažkam tai prasigros žmogus gimęs vandens ženkle. Patarimas jums, pasikalbėkite, būkite empatiški, būkite draugiški.
Išklausykite žmonės, padėkite žmonėms, jeigu kažką mylite, mylėkite, bet būtų gerai, kad ir praneštumėte apie savo jausmus, tada jūsų širdelė neskaudės. Jeigu mergaitės kažką mylite, tai irgi galbūt reikėtų pranešti, o gal ir ne, o gal tiesiog ir susilaikyti. Tai va, o kažkas galbūt prasigros dukra, sesuo, draugė, artima. Na, pasikalbėkite, bendraukite. Dar užstalė gali būti, dar gali būti grožio procedūros, pirtelė. Pasilepinkite save, palepinkite save. Ir dar atkreipkite dėmesį į moterį, va, tokią gimusią, va, šitam vandens ženkle. Tai va, avinukai, ačiū labai, iki naujų susitikimų. Na, mėlyje jaučiai, sveikinuosi su jumis ir prieš jūs dabar yra dėlionė 2026 metų vasario mėnesiui skirta jaučio ženklo žmonėms. Taigi, mėlyje jaučiai, sveikinuosi su jumis ir pradedame žiūrėti, nedelsdami ar ne. Jaučiai, jūsų energetika, jūsų energija vasario mėnesį. Emocijos, daug emocijų, galbūt turėsite kažkokį tai šeimos susibūrimą, šventę, jubiliejų, renginį, kažkokie pokyčiai jūsų šeimoje arba jūsų emocijose, jūsų dvasiniam pasaulyje. Jausitės gerai, jausite pasididžiavimą tuo, ką turite. Antras būstas yra pinigėliai. Dirbsite, uždirbsite, galbūt pereisite į naują darbą arba dirbsite su transportu, jaučiai, kas dirbate. Arsite kaip arkliukai, bet turėsite pinigėlių. Taip, savivertė jūsų normaliam lygiui, nei per didelė, nei per maža. Kažkokį pinigėlį gausite iš užsienio pervedimo arba jūs pervedimo. Nu, čia pajamos tai tokios, pajamos nedidelės, bet jų bus. Gerai, žiūrime dabar trečias būstas, artima aplinka, broliai, seserys ir kelionės. Na, va, kelionės. Jeigu esate su kažkuo, tai sukonfliktavę, susipykę, tai taip ir išlieka. O jeigu tą, ką turite, tai turite. Gali būti, kad su kažkuo susitiksite kokiam tai valdiškam renginį. Va, čia rodo šeima jaučia ir čia šeima. Gali būti, kad bus kažkoks tai toks, galbūt šeimos narys, kažkoks tai juridinis aktas, koks tai bus atliekamas, ar tai kokios jungtuvės, ar krikštynos kokios tai, ar kažkoks nekilnojamo turto perrašymas, gal kokio dokumento perrašymas, gal transporto įregistravimas, nu kažkokie valdiški dokumentai su jūsų broliais seserimis arba su artimomis kelionėmis, vat kažką tokio. Gal įsidarbinsite, gal dirbsite su transportu, vat kažkas tokio. Čia valdiška įstaiga, nu tai sakyčiau darbas toksai, artima aplinka. Tai va, gerai, mėlyje, jūsų namai, jūsų nekilnojamas turtas. Vat kažkokie pokyčiai, gali būti kažką parduosite iš nekilnojamo turto arba įsigysite kažką nekilnojamo turto. Vat pokyčiai jūsų šeimoje, šeimos sudėtyje gali būti pokyčiai. Galbūt kažkas tuoksis, kažkas papilnės, jūsų šeima papilnės, jaunas žmogus ateis į jūsų giminę, į jūsų šeimą, vat, žodžiu, ten, kur gyvenate po vienu stogu, gali būti pokyčiai. Arba kažkas išvyks, arba kažkas atvyks. Na va, arba patirsite pasikeitimą šeimoje, va, būtent tuose namuose, kuriuose gyvenate. Kūrybiniai projektai ir romantika. Na, ginsitės nuo tos romantikos, jų gal pasiūlymo bus, bet jūs sakysite, ne, tikrai nereikia. Ir kūrybiniais projektais irgi neužsimsite, jaučia, jūs labai praktiški, taigi jokių čia kūrybinių projektų. Nieko čia nebus. Na ir dabar žiūrime jau šeštas būstas, jūsų sveikata ir jūsų darbas rutininis, kas dirbate, dirbsite, labai atsakingai, šauniai. Na ir sveikata taip pat yra nebloga. Dar taip pat siūlo kartą atkreipti dėmesį, jeigu turite santuokinį žmogų vyrą, mergaitės, tai atkreipkite dėmesį į vyro sveikatą arba į tėvo sveikatą. Atkreipkite dėmesį, o darbe atkreipkite į darbdavį, į bosą, kad kažkas galbūt jisai kažkokių turės jums pavedimų naujų, kažkokių tokių užduočių gali būti. Per tai jūs vat, kažkaip taip pakilsite galbūt karjeros laiptais, nes 10 eurų tai jūsų svajonių išsipildymas. Nagi, septintas būstas jūsų santuokinis gyvenimas arba priešai. Na, va, viskas tvarkoj, aistra sužibės, kas turite santuokinį žmogų, tai jūsų aistra pakils į naują lygį arba, nu, gali būti konkurentas. Va, mergaitės gali būti tokia pasija, kuri jums rodys dėmesio ženklus, arba jūsų žmogus gali atsirasti jūsų žmogui konkurentas. Arba tiesiog jūs atnaujinsite savo aistrą, savo meilę, santuokinis žmogus tikrai yra ir jis jūs užveda, ar ne? Priešas galbūt gali būti jūsų kolega, gal brolis, jeigu turite brolį arba kolegą kažkokį, kuris galbūt jums kažkiek tai nepadeda, tai rodo, kad gali būti priešų tokių turite.
8 būstas kreditai ir krizės. Nu, krizės gali būti valdiškos įstaigos arba su dokumentais. Kažkas jums kels nerimą dokumentai kokie tai, arba moteris, žmogus gimęs svarstyklių ženkle. Vat, atkreipkite dėmesį į tokį žmogų, arba į dokumentus, arba į specialistą. Gali reikėti eiti pas kokį mediką, arba teisininką, advokatą, nu, kažkokius valdiškos įstaigose. Vat, tai jums kels stresą tokį šiek tiek. Nu, vat, va čia ir parodo, va, matot prieš tai teisingumas ir kardų karalienė. Nu, tai va, jums reikės tvarkyti reikalą valdiško įstaigoje. Va, tai jums į minusą. Aha, kas čia toliau dabar pas mus yra 8-9 būstas užsienis ar tolimos kelionės? Ne, šį kartą vasario mėnesį nes, niekur nevyksite, nieko neplanuojate, nėra nei pinigėlių, nei šaltas oras, nei sveikatos, nieko neturime. Gerai, 9 būstas. 9 būstas mūsų tokie susitikimai įvairūs, dvasinis augimas, taip gali būti pakvietimas į kokį tai susibūrimą, šeimos, giminės, draugų. Nu, toks, gali kažkas atvykti iš užsienio pas jūs vat, su taure vyno. Gali būti kažkoks bendravimas su užsieniečiais, gali būti. Tai va, žiūrime toliau. Nagi, dabar žiūrime jau 10 būstas jūsų tikslai. Šį mėnesį tikslai 10 būstas. Nu, susiskaičiuoti viską, gerai pasverti. Prieš kažką pradedant veikti, reiktų pasverti, tai ar teisingai darote, ar gerai einate. Tai tokie tikslai, tokie žemiški, praktiški, kasdieniniai tikslai, neprašauti pro šalį, va taip pasakyčiau. Jūsų tikslai neprašauti pro šalį, susiskaičiuoti biudžetą, valdyti pinigėlius teisingai, mokėti, žodžiu, neišlaidauti be reikalo, viską vesti šeimos biudžetą kultūringai, va taip sakyčiau, jūsų tokie tikslai. 11 būstas visuomeninė veikla, ne, jūs jau ten uždarėte duris, jūsų tikrai ten niekas nelaukia. Taip, jūs kažką gavote daugiau negu įdėjote, nu, jaučiatės šiek tiek jūs visuomeniniai veikloje kažkiek, na, matyt buvo konfliktas galbūt pernai, gal kažkaip tai kažkas jūsų nepalaikė ir jūs tiesiog uždarėte duris į visuomeninius pomėgių būrelius, į visokius tokius dalykus, ar ne? Nemeta, šiuo metu apie tai jūs net negalvosite. Na ir 12 būstas, kas jūs izoliuoja? Kas jūs izoliuoja? Jūs izoliuoja nuo kitų žmonių jūsų gerovė, materialinė, tai kad jūs jaučiatės labai, jeigu mergaitės, tai sakyčiau, kas jūs izoliuoja nuo kitų žmonių? Jūsų troškimas tapti mama, šeimininkė, bose, jūsų toks pernelyg kontroliškas, kontroliuojantis požiūris, jūs viską žinote, jeigu mergaitės esate, ar ne? Kas jūs izoliuoja nuo kitų žmonių? Galbūt jūs turite mamą labai valdingą ir tai jums kažkaip draudžia kažkur dalyvauti, kažkaip jūs vadovauja jums paradui, ar ne? Jeigu jūs, vyrukai, turite žmoną, tai žmona jums vadovauja paradui. Jeigu mergaitės esate ištekėjusios, tai jūs čia tiesiog, nu, valdovė, pasaulio bamba. Tai va tai jūs šiek tiek skiria iš kitų žmonių, izoliuoja, kad jūs save vedate labai aukštai. Imperatorė nėra bloga korta, bet ji viskam yra saikas, ar ne? Ir tai jūs izoliuoja nuo kitų žmonių, kad jūs jaučiatės aukščiau negu kiti žmonės. Jūs jaučiate save aukštesnės prigimties, aukštesnio išsilavinimo, aukštesnės materialinės padėties negu visi kiti. Va tas toks pasikėliškumas šiek tiek jūs izoliuoja nuo kitų žmonių. Žmonės jūsų galbūt šalinasi, vengia arba tiesiog, na, jūs atsirenkate žmonės, su kuriais norite bendrauti. Ne su visais jūs bendraujate. Tai va tai jūs izoliuoja nuo kitų žmonių. Gerai, ir patarimas jautukams. Na, kažkoks naujas šansas bus duotas, materialinė gerovė, na, viskas gerai, sveikatoje gerai ir piniguose neblogai ir visur čia viskas bus gerai. Tai va jautukai, tokia normali, sakyčiau, vasario mėnesio prognozė jums. Ačiū, iki naujų susitikimų.